Tema daugybė ar dalyba iki 1000. Atliekama rašytiniu būdu. Tad aš parodysiu lentoje, kaip mes dauginsim stulpeliu. 43 padauginti iš 6. Dviženklį dauginsim iš vienaženklio. Pirmiausia vienetus dauginsim. 6 kart 3. 8 vienetus rašom. 1 dešimtis mintyse. 6 kart 4. 24. Taip, ir 1. Taip. 20. Ir gavom. 258. Taip. Ir pabrauksim ir ženklą. Ir dar vieną. Kaip pavyzdį. 71 padauginam iš 6. Pirmiausia, iš vienetų. 6 kart 1. 6. Mintyse nieko. Nėra dešimčių. 6 kart 7. 42. Ir kiek gavom? 426. Taip. Dabar pirmą raštu ir atliksim. Gerai, gražiai užsirašom. Pirma užduotis ir atliekam. Supratat visos mergaitės? Taip. Linutė. Sudėtis yra 5 iki 1000. Samanta kartu. Mes jau šitą temą mokėmės. Taip. Toliau įtvirtinsim žinias. Pirmą atliekam užduotytę. Iki 100. Sudedam ir atimam. Gražiai tik tvarkingai. Gražiai rašom. Truputį vietos toliau. Kokius 3 langučius praleisti. Eina spręsti. Perskaityk versijų sąjungą. Valstietis pasodino 65 kg ankstyvųjų. Ir kaip galvoju. Man atrodo, kad 65. Dauginam stulpeliu iš 9. Ir tada 9 kart 5, 45, 5 rašai, 4 minty. 9 kart 6, 58. Ir tada vardiname kilogramais. Kartai daugiau, ką dabar? Dauginam. Taip, gerai. Gali dabar. Atsakymą nerašyti, matyti žinias. Sužinosi, ką. Ir sužinosi, ką pirmo vyks. Ką sužinosi. Kiek litų kainavo? 5. Taip, 5. Taip. Na, nepamiršau tą atsakymą. Dabar trečią tekstą uždavimo prie lentos. Su knygute.
Mama 5 lysvėse pasodina po 25 pomidorų daigus. Kiek pomidorų daigų ji pasodino iš viso? Čia turėtų būti 25 dauginam iš 5. Na ir kiek būtų laukia? 200. Pasižiūrėkime, ar visos aplink. Ne. Na, padarė klaidą, tai, nu, atrask. Dar daugiau. 12. Nevalyk surakytis. Taškų tik atėdė. 2 bilitai suaugusiems. Taip. O tada kitą klausimą. Sudėti. Taip. Tik atsakymą nepamiršk. Na ir 4. Dabar savarankiškai mergaitė stulpeliu. Taip. Rašytiniu būdu. Nes mes pavėlavom atvažiuoti pas jūs, kai tikros pamokos vyko. Ir atvažiavom. Trumpa pamoka šiandien. Buvo operatorius bus mokytojas, kad gerai atrodytų. Ką? Kur ponė mokytas. 8 metais perorganizuota. Man taip sakė. Ne, tai tada jeigu jūs geriau turbūt žinot, man sakė mūsų. Tai va, daug prisakiau, bet... Labai jaudinuosi. Nieko tokio, jeigu ką, tai norit pagalvokit, sustokit truputėlį, čia nieko tokio baisaus. Tas pūkas virš galvos baisiai. Bet, ta prasme, nu taip. Pradedant, pavyzdžiui, papasakokit apie tą mokyklą. Jos istoriją. Gal kada atėjot dirbti, kiek anksčiau vaikų buvo? Iš truputį. Ne, neskaitysiu. Nuo 1962 metų ji buvo 8-metė mokykla. Po to 1968 metais perorganizuota į pradinę mokyklą. Buvo 4 klasės, dirbo 2 mokytojos. O jau nuo 1972 metų 1 mokytoja liko. Tai jūs ir buvo ta mokytoja? Ne. Manišienė Elena dirbo mokytoja čia. Po to... Pasakykit, kaip jūs atėjote į mokyklą, ką jūs ten radot. Jau buvo tada... Jau dirbo 1 mokytoja ir 1991 metais atėjau dirbti į šią mokyklą. Dirbau 1 kurį laiką, porą metų, po to dirbom 2, kadangi padaugėjo vaikų. Kurį laiką tada vėl buvo metai kiti, vėl sumažėjo, vėl likau 1 dirbti. Ir 4 klasės buvo. Po to, kai anglų kalba jau atsirado nuo 4 klasės, nebuvo specialisto, kam važinėti, tada 4 klasė į Daugailių pagrindinę mokyklą pervedė. Liko tik 3 klasės. Ir mokinių buvo 10. Tai žodžiu vis mažėjo. O metai iš metų vis mažėjo tas mokinių skaičius ir dabar mokosi tik 8. Nu ir kaip jūs čia gyvenat? Na, galima sakyti, kad smagiai gyvenam ir vaikams pareiti į namus patogu, ilgai nereikia laukti nei autobuso, nei nieko, baigėsi pamokos, dauguma jų vietiniai, tik porą mergaičių važinėjančios yra, bet
maršrutiniu autobusu važiuoja ir patogu jiems nuvažiuoti į namus. Pasakykit dabar, prašau, jūs pati, ta prasme, aš žinau, bet objektyviai, kad tą mokyklą uždaro ir ką jūs apie tai galvojat, kad jie uždaro? Ką jūs galvojat apie tą situaciją, bet ir platesniam kontekste? Kaip liūdna, aišku, ir tėveliai sakė, aišku, geriau, kad būtų ta mokykla, bet tų vaikų mažai. Ateina į 1 klasę tik tai 1 ir bus tik tai 3 mokiniai, liks 2. Ir dar 1 ateis, tai iš viso tik 3 mokiniai. Na, liūdna, aišku, labai be galo. Ir tėvam vietoj gerai sako mokykla tai ir. Bet nieko nepakeis. Taip jau metai iš metų vaikų mažėja. O kaip jūs toliau gyventi planuojat? Žinau, tiesiog. Papasakokit, ar jums kas nors siūlo kokius nors kitus variantus? Kaip jūs dabar toliau gyvensit, ką planuojat? Tai čia yra Juknėnuose Miškinių sodyba. Antano ir Matiejaus poetų Miškinių sodyba. Tai planuoju ten dirbti. Bet jeigu išeis aš, jeigu priims, ten atidarys kaip ir saugoti muziejų. Aš tiek metų išdirbusi liūdna, bet kitur daugeliu nei pagrindinėje mokykloje darbo jau nėra. Irgi sumažės 1 komplektu nuo rudens, sujungs klases. Į miestą važinėti irgi. Ir ten darbo pradinių klasių nelabai gausi. O kaip manot veikia vaikų psichologija tokie dalykai, kai jos kilnoja iš vienos vietos į kitą? Ir tada 4 klasę nuskynė, ten išmetė į didelę tą mokyklą. Dabar čia vaikai pradėjo čia mokintis, kažkur turės vėl kraustis. Na, jie, man atrodo, kaip vaikai, tai jiem patinka. Ir erdvės daugiau, ir kaip vaikam. Ir sesutės ir broliukai eina vyresnieji, tai jiem nemanau, kad ir graži ta mokykla, didelė. Galimybių daugiau veikti kažką? Taip. Ir sporto būrelis, ir dailės, ir muzika. Aišku, tik tai kaimo atžvilgiu, kaimas liks be mokyklų, kaip be šviesulio. Vis tiek čia ir tie renginiai, ir mamyčių šventė, ir kalėdos būna, tai vis tiek ir iš kaimo ateina žmonės pasižiūrėti. Nes kultūros namų nėra kaip tokių. Kaime, tai visi susirenka į mokyklą. Papasakokite apie biblioteką, kaip jai ten. Biblioteka. Dabar mokyklėlę uždaro. Taip, bet biblioteka lieka. Tai Turi apie 200 skaitytojų. jeigu galima dar, ta prasme, aš noriu paprašyti, kad, sakiau pirmai, bet kad į mano klausimus neatsakinėtumėt, ta prasme, kad būtų aišku, suprantat, ką noriu. Nesakytumėt taip arba nesakytumėt pilnų sakymų. Bibliotekos. Tarkim, aš klausiu, kur yra mokykla, jūs sakot, Juknėnuose, ta prasme, mums reikia, kad išeitų sukarpyti viską, mokykla yra Juknėnuose ir taip toliau. Ir dar vieną dalyką, kaip nors įterpkit sakinį, kad ją uždaro, nes jūs pati to nesat pasakęs ir irgi neįs sujungtas medžiagos, jeigu gali, gerai. Ir apie biblioteką. Bet papasakokit, kas bus bibliotekai, kad mokyklą uždaro. Ir šią mokyklą uždaro, bet šiame pastate dar lieka biblioteka. Turi skaitytojų apie 200. Tiesiog dar šioks toks židinys lieka Juknėnų kaime.
Ar jinai lankoma ta biblioteka gausiai žmonių? Kadangi spauda yra labai brangi, tad daug ateina skaitytojų. Užsisakyti per brangu, tai čia skaito nemažai. Gausiai ateina. Ką dar turiu paklausti? Ką? Ai, papasakokit, išgirdau labai įdomų faktą tokį, man pasakojo daugelį mokyklos direktorius turbūt, kad jūs tais vaikais ne tik juos mokot, bet dar ir rūpinatės, nes sakė, kad iš 8-7 vaikai maitinimą turi. Taip, 6 vaikai. Kaip jūs ten bendraujat visai. Tai vat, apie šitą visą dalyką papasakot, kas ten. Mokykloje 6 mokiniai gauna nemokamą maitinimą. Ir mes kaip valgyklos tokias neturim, tai aš pati ruošiu sumuštinius, ten dešreles išverdam čia vietoj. Vieną kartą jie yra pamaitinami mokiniai. Ar vaikai jūs myli, kaip sakyt, aš negaliu sakyti, kad šis būtų nelogiška, kad nemyli, aišku, bet ta prasme, kad jūs artimai šiltai bendrauja, taip kaip bendrauja, nežinau, ten giminaičiai kokie, ar kažkaip tai vis dėlto yra tam tikras atstumas, jūs sakot, kad jūs net patiems sumuštinius darot. Tai kažkaip labai, taip matosi, iš tikrųjų čia ateini maža erdvė, vaikai tie visi vienu balsu, visi choru pasakoja visus tos atsakymus, viską. Jaučiasi labai susigrojimas tarp jūsų, toks bendravimas. Aš už tai noriu, kad jūs pasakytumėt, jeigu taip ir galvojat, kad dideliai mokyklai tai taip nebebus, ten nebėra juk tokio betarpiško bendravimo. Ar aš klystu? Taip. Tai papasakokit mums šitą dalyką. Tu pasakokit apie tai, kiek jūs jau išleidot? Pinigų? Ne pinigų, šitų vaikų. Ta prasme, jeigu išeina po 3 metų... Kiek kartų tokių 3-mečių klasių jau išėjo? Ir dar... 15 metų aš jau dirbu. Tai... Pasakyti, aš užšnekėjau mišus. Tai kiek dabar vaikų išleidai, taip? Labai gera. Bet tikrai jūs taip Aš žinot, labai ne televizijai. Bet labai jaudinuosi. Čia yra absoliučiai projektas, filmas apie žmones, apie bet kurį žmogų, kuris kažkokioj situacijai gyvena, rytoj Europos Sąjunga, tai tos išvakarėse, kaip žmonės gyvena, ką jie jaučia, kokios jų aktualios, skauduliai kokie, džiaugsmai kokie. Tiesiog labai normaliai, paprastai, žmogiškai bendraujam ir nėra čia ko jaudintis visai, nu tikrai. Tik tai, kad mes visi užsipuolėm, taip stresinį situaciją, staiga pasiėmėm, atsivežėm ir visą kitą, tai čia labai negerai ta prasme, bet jūs mažiau rinkit žodžius ir ten galvokit, kaip reikia pasakyti, nes, nu tiesiog taip, kaip jūs iš tikrųjų jaučiat, kaip jūs pasakytumėt savo kaimynei, ką jūs galvojate apie šitą situaciją, kaip, kad šitą mokyklą uždaro, kokių jūs jaučiatės turinti nuopelnų jai galų gale ir kodėl jumis nieks nepasirūpina šitoje situacijoje. Žinokit, nebegaliu ir šnekėti. Tokiam juknai, ne juknai, juknėlė. Mokytojas, kilintas žmogus po šitam kaimui. Aš, nu tai... Po krautuvės vedėjas ir... Tai tik darbą turinčias 4. Juknėnas. Bendruomenės slaugytoja. Parduotuvė. Mokytoja. Ir bibliotekininkė. Šioje mokykloje 15 metų dirbu ir nemažai išleidusi su vaikų į daugelių pagrindinę mokyklą.
Ir susitikus gatvėje jie tikrai visi mane pasisveikina. Su kitais tiesiog ir kada ir mokytojos diena būna, ateina pasveikinti ir gėlės žiedą atneša. Ir atvirutės gaunu ir įvairių švenčių proga. Tokie šilti santykiai. Su mokiniais ir jų tėveliais. Sutarėm visi. Tai gerai, nebekankinsime jūsų. Ačiū. Jūs žinokit, va, pavyzdžiui, kaip kalbat. O kur jūsų vaikai mokėsi čia gal? Pačios? Ar kaip? Jūsų. Taip, berniukas mokėsi. Vieną tik. Va. O dabar kur mokosi? Utenos Šapokos gimnazija. Šiandien buvom ten kaip tik orkestrai groja. Ką tas berniukas sako apie tą mokyklą? Ten jam labiau patinka? Nu, Jūs taip. gero dabar jau. Gera mokykla. Gerai paruošia. Tikrai stipri. Patenkintas jisai tą mokyklą. Nu, o dabar jau ir geriau biškį. Samanta biškį nuo Vilmės nuveis toliau. Nes. Man liūdna. Ui. O, saulė atsišvietė. Lina toliau. Prašymėte. Vėliau. Kaip Vilnių penkyti ir pasakyti to. Kur tu? Arčiau. Ką? O. Ką? Tu nemoki žaisti? Oho. Ui. Ko nežaidžia? O, sakyk paukštį. Čia pavadinti. Paukštį? Kas? Žemė. Kalarkona. Žemė. Višta. Lėktuvas. Pačinė karta. Ešerys.
Tai ten šiaip daugiau triukšmo, gal ten nueikit. Va, dabar Nomeda Mykolą reikia pasikviesti. Mykolo visus galvos, taigi parodoje Vilniui. Jūs dar parodą veiks dar? Kada jūs Vilnių pažadat pasiekti? Šiandien Jo. apie 2 nakties. O, tai ne. Ten paroda dabar yra, va šito, kaip ta vadinasi? Meno nišai. Meno nišai, jo. Tai Mykolo visus labai įdomios galvos, tarp kitko jo. Mes galvojom ten nuvažiuot gal, ne šiandien, nes Kitą šiandien- dieną. Jo, jo, jums ten ten. gali palaukti, dėl to. Jo, galvojom, iki gegužės 8 jie dirba. Kokią va kitą dieną nuvažiuot ir užsipilnuoti. Nomeda, sėsk man ant kelių, bet gera nuotrauka. Geras kadras. O kam kadras? Taigi čia jie filmuoja, čia nereiks Na tai stovėti. filmavimus bus. Čia reikia judėti. Nu, tai ką mes darysim? Ką aš paaišysiu buktai, taip? Tai jeigu paaišėt iki dabar, Va, galite o tai parašyti. kad aš gyvenime nors su vienu žiūrovu paaišiau. Ir Nu, operatorius tai ką sėdi darysi, vadinasi? mano vietoj. Nomeda, ką darysi? Reikia suprasti kitas profesijas, žinai. Eik, tie šonin, aš artistė nesimokiau. Ir dar kokie artistai? Tu artistas, tokie ar nebūsi, klausyk. Oi, nu tai kas Antanai, nu. Bet aš vietoj... Nomeda, į mane. Apa. Žinok, po kadro, kai nuspaudini, pats geriausias kadras, sekantis. Reikia falšyvą turėti, pirmą falšyvą, atrinkti, nufotografavau jau. Gerai, o aš paaišysiu. Ilda, taip durnai nebuvo. Niekada gyvenime, niekada. Nieko, išprasim. Jo, Europos Sąjungoje rytoj. Ten žinai, kad artistai masinės komunikacijas. O Jėzau kaip vertina. Kam reikia? Dėl apačio. Nu, bet pat pamatysite, kaip milijonieriai tapo. Nomeda, tu Ką? pasižiūrėk į tą mikrofoną. Ar tau jis neatrodo fotogeniškas jį nutapyti? Žinai, būtų labai Man jis įdomu. visada labai žaviai atrodo. Ir žavus toks, žinai, kaip senelis šaltis. žinai. Mane tai domina ir paveikslas, bet natūra visa, kuri stovi šalia, žinai. Labai faina. O, kokia gera natūra. Aš vis dėlto ne Picasso. Man reikia. Gal daug gal užteks? Kas Esi trumpam? pašarūnai, jo? Per didelį riziką, sako. Bet sakau, aš jums brangiai mokėsiu. Ne, atsisakė. Nu, čia tai daugiau aš neliksiu šį darbą. Gerai. Nikolai, ateik tu, čia pas tėvą į kambarį, žinai, kur nors pasidėsi, nors. Gerai?
Gal įsimenu. Ką? Nu, gal taip. Ačiū. Visą dieną tai